Su jumis žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Šiandien ypatingai tikslus. 19 val. Lygiai pradedam. Žaidimų balsas per Power Hit Radio. Labas, Sigitai. Labas. Čia punktualus Sigitas. Vat, nes punktualio jo Dominiko nėra. Jis vėl poilsiauja, pavasaris už lango, geras oras, tai Dominikas, žinot, jaunas vėl. Taip, bet Dominiko tai pliusam mūsų laidai išeina visada laiku, visiems tai geriau. Šiaip jo. O Dominikas visada džinglose su mum yra. Taip, tai iš dalies bent jau. Bičiuliai, žaidimų balso laidą, kaip visą laiką mes pradedam su suktojo Sigito žaidimu. Bet gal pirmiausia, man atrodo, šiandien bus labai daug naujienų apie Xbox ir PlayStation. Gal iš pradžių padarom tą dalyką, kaip tu gerai, kad priminėjai. Jo, kaip tu gerai, kad priminėjai. Jo, mes turim dar klausimą jums. Kokia konsolė jūsų manimu jums tiesiog labiau patinka, jums atrodo geresnė? Ar Xbox'as, ar PlayStation'as? Ir kodėl galite? Jo, ir parašykit kodėl būtent. Savo atsakymus galite rašyti kur tik tai jums patogu. Į žaidimų balso Facebooką, į Facebooką Power Hit Radio Lithuania. Galite ir savo balso žinutę siųst. Galite mums parašyti ir į powerhitradio.lt. Tiesiog parašykit, kuri konsolė jums yra fainesnė ir kodėl. Ar PlayStation'as 5, ar Xbox'as. Jei pabaigoje bus populiaresnis PlayStation'as, tada aš kitą laidą ateinu su PlayStation'o marškinėliais. Taip. Jeigu Xbox'as, tai Edgaras gaus labai gražius Xbox'o marškinėlius su geriausia konsolė ever ir panašiai. Žalius dar tokius ryškius, pavasariškus. Prašau, Xbox'o fanai, pasistengkit mano labai. Tai jo. Ir čia daug ką reiškia šitas balsavimas jūsų. Bet vienaip ir kitaip, laidos pradžioje mes vis tiek pradedam su suktojo Sigito žaidimu, kuriame šiandien reikės pasakyti tiesiog jums, ar tai yra tiesa ar melas. Bus 5 faktai, 5 klausimai, įsivaizduoju. Ir jums reikės pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra melas. Edgaras irgi nežino, tik ar žais kartu su jumis. Ja, mūsų studijos numeris yra 852-030-290. Paskambinat jau dabar mums į studiją ir žaidžiam kartu su jumis. Alio. Sveiki. Su kuo šnekam? Su Marium. Mariau, žiūrėk, pirmasis klausimas ir tau reikės pasakyti, ar tai yra melas ar tiesa, okei? Taip. Gerai. Are you ready? Važiuojam. Taip. Ar tiesa, kad The Sims 4 žaidimas Rusijoje leidžiama žaisti tik pilnamečiams piliečiams? Ne, Melas. Aš sutinku su juo. Melas. Gerai, važiuojam toliau. Aš pasakysiu gale rezultatą. Okay, I like it. Gerai, antras klausimas. Ar tiesa, kad Need for Speed filmas uždirbo daugiau, nei kad verti 100 Bugatti Chiron automobilių? Kelintas Need for Speedas? Filmas. Filmas Need for Speedo. Tiesa. Tai palauk, tai sugalvok. Melas ar tiesa? Tiesa. Sakai tiesa? Taip. O dar pakarto klausimą dar kartelį. Ar tiesa, kad Need for Speed filmas uždirbo daugiau, nei kad verti 100 Bugatti Chiron, ar kaip vadinasi? Chiron, jo, Chironai tie. Taip, automobilių. Ne, čia yra melas, purvinas melas dar, tarp kitko. Gerai, važiuojam toliau, tada trečias. Okay. Gerai, pasižymam rezultatą, gerai. Doom 3 žaidime buvo galima sutikti demoną, kuris buvo padarytas iš Bušo ir Putino sumaišytų atvaizdų. Tiesa. Ne, tu rimtai galvoji, kad čia yra tiesa? Taip. Doom 3, ne, tai yra melas. Tai tikrai yra melas. I don't believe it. Gerai, važiuojam toliau. Ketvirtas klausimas. Žaidimas Ožkos simuliatorius buvo parduotas didesniu tiražu, nei kad visi The Witcher žaidimai. Sudėjus visi 3. Melas. Tiesa. Ir aš nesakau tiesiog tiesa, nes kad būtų kitoks sakymas negu pas tave. Žinok, man atrodo, čia rimtai yra tiesa. Gerai, ir paskutinis klausimas. Taip. Žaidime Counter-Strike teroristai ir policininkai iš tikrųjų kalba CS kūrėjų balsais. Melas. Aš kažkur šitą girdėjau. Bet man atrodo, ir girdėjai, ar tiesa, ar melas? Man atrodo, kad tai yra... Aš sakysiu tiesa, bet taip gaunasi, kad mes visur su mūsų klausytojų išsiskiria mūsų nuomonės, išskyrus patį pirmą, ne? Taip. Okay. Tai... Kad laimėtojų turim, tai faktas. Jo. Tai žinai, kaip dabar padarysim, mes pasikviesim į studiją mūsų būgnininkus, gerbimuosius, kurie sugros su būgnais ir pasakys, kuris nugalėjo. Ar you ready, Sigitai? Turi rezą? Ready. Okay, 1, 2, 3... Rezultatu 3-1 nugalėjo Edgaras. Okay. Kam neplokit, baikit, nereiktų plojimo. Hei, bet buvo geras žaidimas. Ačiū tau už skambutį, iki. Dėkui visiems. Gal domina teisingi atsakymai? Jo, vat įdomu sužinoti, kaip ten kas buvo. Taip, Rusija iš tikrųjų gali tik pilnamečiai, vien dėl to, kad Simsai gali įsimylėti tos pačias lyties atstovus, Rusijai nepatiko dėl to tik nuo 18 metų. Pas juosgi ten tas labai... No. Okay. Dėl Bugatti Chirono, tai 100 automobilių verti
tik tais kažkur apie 40 milijonų daugiau, negu kad uždirbo Need for Speed filmas. Tai apie daugiau. 300 milijonų sukasi riba kažkur. Bet daugiau. Taip. Okay. Bet spėjai čia. Doom žaidime, aišku, nėra tokio demono. Nes trečias buvo, kada išėjo trečias? 2004, man rodos. Bet palauk, Bušas jau buvo tada. Buvo. Bet man atrodo... Tai jeigu aš melą galvoju, aš galvoju apgalvodamas faktus. Būtum pasakęs, kad Dūmas koks nors iš pirmųjų, tai būčiau sakęs tada jo, jeigu dar... Bet tada reikėtų Clintoną. Ja. Gerai, važiuojam toliau, tai iš esmės dėl žaidimų ožkos simuliatorius gerokai mažiau parduotų ožkos. Ir dėl Counter-Strike tai tiesa, nes iš tikrųjų ir liko tų studentų, kurie sukūrė pirmąjį Counter-Strike balsai, būtent tos radio žinutės, coveriniai ir panašiai. Nice. Vat aš sakiau, kad aš šitą kažkur girdėjau. Bičiuliai, mes visai neužilgo grįšim ir su žaidimo naujienom, tik tai priminam, mes vykdam šiandien visą laidą balsavimą iki pat 8 valandos. Mums reikia išsiaiškinti, kaip jums atrodo, kuri konsolė yra geresnė, kuri jums labiau patinka, PlayStation 4 ar Xbox'as, ir parašykite kodėl. Savo žinutės galite rašyti iš Power Hit Radio Lithuania tiesiai mum į Facebook'o paskyrą, iš žaidimo balso Facebook'o paskyrą. SMS-ais bet kom. Nori pasakyti savo numerį? Ką aš čia? Ir iš powerhitradio.lt. Rašykit savo žinutės ir išsiaiškinsim, kuri konsolė yra geriausia forever. Nes mes pastoviai pykstamės dėl to, tai man atrodo, su jūsų pagalba galbūt Edgaras pykstas, nes aš teisus dėl to. Ir pamatysi, laimės PlayStation'as. Su jumis žaidimų balsas. It's Game Voice on Power Hit Radio. Čia žaidimo balsas. Žiūrėk, vėl mes labai punktualus. 7 valanda, 17 minučių ir 7 sekundės. Jesus, wow. Lenkiam save šiandien. Punktualumo laida. Draugai, mes darom tokį balsavimą, norim sužinoti, ką jūs galvojat. Kuri konsolė yra stipresnė ir geresnė? Ar PlayStation'as 4 ar Xbox'as One? Ir galite savo balsavimą padaryti tiesiog prašydami mum iš powerhitradio.lt, mum tiesiai į Facebook'ą Power Hit Radio Lithuania. Robertas parašė, kad jis už Xbox'ą, Evaldas rašė, kad PC Master Race. Bet Evaldas taip pat parašė, kad beveik neturi draugų, kurie turi Xbox'ą, bet turi daug draugų, gal tiesiog draugų neturi. Ne, palauk! Tiesiog turi daugiau draugų, kurie turi PlayStation'ą. Taip kad kol kas 1-1 ir taip pat žaidimų balso Facebook'e irgi vyksta balsavimas, ten tiesiog galit nueiti ir paklikinti. Tai bent jau kol kas 78% žmonių prabalsavo už PlayStation'ą 4 ir tik 22% už Xbox'ą. Primenu, kad konsolė, kuri laimės šios laidos pabaigoje, nulems labai daug ką. Nes, Sigitai, turėsim specialius marškinėlius arba Xbox arba PlayStation'o, tikriausiai aš turėsiu PlayStation'o marškinėlius. Taip, o gal ne? PlayStation'as laimės ir Sigitas turės kitą laidą ateiti jau su PlayStation'o marškinėliais. Iš DJ. Su didžiulė šypsena. Bet... Ir ašarų visą kitą. Ir viduje myrės. Vienaip ir kitaip mes judam prie žaidimų naujienų. Pirmoji yra Ubisoftas, nes jie dovanoja Assassin's Creed Unity žaidimą asmeninių kompiuterių savininkams. Čia viskas, aišku, įvyko po to, kai Notre Dame katedros įvyko tas didžiulis... Tragedija, sudegė. Taip. Tai prie to paties Ubisoftas paaukojo $500 milijonų atstatymui, kas iš esmės irgi gan dosnu iš kompanijos, bet kadangi kompanija yra Prancūzijos kompanija, tai jie viena didžiausių pasaulio leidėjų, tai man atrodo lašas jūroje jie, bet visiems gražus gestas. Jie yra good guys. Man pastaruoju metu Ubisoftas pradeda patikti, nes kažkaip buvo jie feilino, dabar... Žaidimai gerai pasidarė, pavyzdžiui, Assassin's Creed'as, apie kurį dar kalbėsim, tai žiauriai geras. Ir naujas bus geras, man atrodo. Tai. Tikėkimės. Pristatytas tik tai vieno žaidėjo režimą turintis Star Wars žaidimas Jedi Fallen Order. Pagaliau. Ir bet čia toksai dabar smulkmena yra, ir net nesmulkmena, bet toks niuansas, kad EA pasakė, jog tai nebus nei mikrotransactionų, nei multiplayer. Taip, bus normalus single player žaidimas. Ir čia po to, kai pasakė, kad single player žaidimai yra mirę ir mes daugiau to nedarysim ir turim. Tu tikėtum? Manau, kad taip. Ir manau, kad čia būtent ta studija, kuri gamina Respawn Entertainment, jie tarė tą žodį, nes jie dabar turi žodžio teisę po Apex Legends išleidimo, kuris tenais į to pašovęs. Taip. Tai jie dabar, man atrodo, gan stipri kompanija, kuri gali pasakyti, ką nori. Ir be to, kai buvo A Way Out, irgi buvo Electronic Arts'ų. Tai irgi buvo be jokių multiplayerių, be jokių mikropervedimų ir užteko vieno žaidimo 2 žmonėm. Tai irgi gražus gestas buvo, tai man atrodo kažkas panašaus ir čia bus. Čia kaip įrodymas, kad jie gali padaryti tą gerą žaidimą ir gali išleisti, bet aš kažkodėl tikiu, kad EA netyčia, įbrauks kokį nors mikrotransactioną, tokį mažą įmes. Čia po mėnesio. Taip. Ir realūs pinigai paeitų vieną. Taip. O šiaip įdomu ta, kad pagrindinį vaidmenį atliks Cameronas Monaghanas, kuris gerai žinomas iš Shameless ir Gotham serialų. Toks auksinių plaukų berniukas. Okay. Įdomu tai, kad jis Gothame vaidina Jokerį.
Ir įdomu tai, kad senąjį Luką Skywalkerį vaidino Hamiltonas, nežinau tiksliai pavardės, jis po to serialuose irgi Jokerį vaidino. Tai čia toks, čia iš Jokerio, Jedajų ten iš Jedajus į Jokerį buvo. Tai. Bet turėtų būti gerai. Aš noriu tikėti, kad 15 dieną sužinosim. O kas lapkričio 15? Anonsas kažkoks? Išeina būtent šitas žaidimas. Jau lapkričio 15. Jau rimtai? Taip, šiais metais. Okay. Ir veiksmo laikas tai Rogue One, kas matė filmą, tai tuo pačiu laikotarpiu vyksta ir šito. Kaip gerai, kad šiais metais. Labai gerai. Iš karto anonsuoja, iš karto išsulaukė, labai faina. Netflixas patvirtino, kad The Witcher serialas mus tikrai pasieks šių metų pabaigoje. Dar viena gera naujiena. Kuo toliau, tuo rimčiau atrodo ir nuėjus į IMDb puslapį, ten visi jau aktoriai surašyti visoms pagrindinėms rolėms ir akivaizdu, kad filmuoja tiek Amerikoje, tiek Lenkijoje net ir panašiai. Tai nežinau. Man atrodo, Lietuvos pamatysim. Netflixas su šito tikrai neturėtų susivelti, nes ir aktorius gan garsus ir visur matomas, tai kažkaip... Kas aktorius palauk? Tas, kuris Man of Steel pagrindinį vaidmenį atliko. Okay. Ai, tiksliai kalbėjom. Tai kažkaip iš DC visatos toks jau kažkaip stiprus aktorius, tai kodėlgi neišnaudojus tikrai ir... Netflixas šaunuoliai, jie pastaruoju metu gerai varo. Tegul kepa, iš tikrųjų, kad visi Marvelio tie serialai buvo labai geri, tai gaila, kad atšaukė. Būtent. PUBG gauna gan smagų atnaujinimą, galėsime sekti ginklų progresą. Tai iš esmės, kuo daugiau nušauni su tuo ginklu, tuo ginklas kyla savo lygyje, nežinau, tierė, kaip lietuviškai tiksliai pasakyti. Čia dar vienas jų bandymas kažkaip atgavinti savo žaidimą, kad daugiau žmonių ten žaistų? Šiek tiek įneša neoriginalių idėjų, pavyzdžiui, čia iš Rainbow Six būtent šitas dalykas atkeliavo ir kažkas panašaus net yra Battlefield. Tik Battlefield'e atrakini papildomus ginklo patobulinimus plus kosmetiką, o čia būtent kosmetinius tokius atnaujinimus, kad kitaip atrodytų, kurių negali šiaip nusipirkti, tu turi juos užsitarnauti. Bet žiūrėk, dabar tau tikras klausimas. Tu prieš kokius metus, pusę metų, dar tikrai atsimenu, mes čia sėdėjom studijoje ir tu sakei, kad, grįšiu namo ir žaisiu. Ten išeis kažkoks mepas, noriu kažką pašauti ir Dominikas irgi sėdėjo ir sakė, kad aš irgi žaisiu. Dabar, aš šitas atnaujinimas, ar jisai priverstų vėl įsijungti PUBG? Ne. Tai kažkas papildomo, gal smagu tiems, kurie jau žaidžia, bet naujų žmonių nepritrauks, man atrodo, čia toks dalykas. Parodytas Assassin's Creed Odyssey The Fate of Atlantis DLC pristatomasis filmukas. Čia dar nauja papildymų trilogija, kuri iš esmės priklauso visiems Season Pass pirkėjams. Čia aš irgi turiu įsigijęs tą Season Passą šito žaidimo ir toks super, iš tikrųjų, ir labai daug turinio gauni, labai daug valandų žaidimo. Labai ilgas. Ir labai ilgas, bet labai kokybiškas. Tai vat būtent čia grįžtant... Sorry, turėjau, atsiprašau. Tiesa, taip ir sakė, bet... Ačiū. Ir iš tikrųjų gan smagios prieš tai išleistos dalis buvo papildymų ir šita labai kokybiškai padaryta. Ir man atrodo vertas Season Passas, kuris tikrai vertas įsigijimo šį kartą. Čia dar viena gilytė Ubisoftui. Good job. Ir toliau taip varykit, nesustokit, tai kažkaip. Vat žinok, tame yra baisu, nes atrodo, kad jie dabar vėl pakyla, vėl lyg ir viskas gerai einasi ir aš bijau, kad bus koks nors... Aš tikiuosi, kad ne. Mes dar praeitą laidą šnekėjom, kad Assassin's Creed tas... Watch Dogs 3 Londone, Assassin's Creed Vikingai, Valhalla. Bet kad jie tų nesufeilintų, tai būtų labai labai gerai. Kalbant apie neįdomias naujienas, Microsoftas pristatė Xbox One S be Blu-ray grotuvo. Kaina bus $250, išleidimas gegužės 7 dieną. Tai tiesiog Xboxas, kuris nepriims kompaktinių diskų. Taip, jokio diskasokio, tik tais 1 terabaito kietasis diskas, 50 $, pigesnis negu normali versija, plus gauna 3 žaidimus Sea of Thieves, Forza Horizon 3 ir Minecraftą. Ir ten Xbox Game Pass'o šiek tiek. Įdomu tai, kad praridžius tą Xbox'ą visiškai vidus yra identiškas normaliam, tiesiog didelė erdvė nieko. Ir kažką ten įkišti. Ir dėl to visi kalba, kodėl nepadarė mažesnės konsolės. Galiausiai atsakė, kad tai būtų papildomai kainavę, dėl to būtų išpūtę kainą pačios konsolės, tai pigiau yra tiesiog parduoti su ta tuščia erdvė ir lygiai tokia pat dizaino, kaip yra Xbox One S. Iš esmės smagiai, gal kam ir tiks, bet man nepatiko, kad tik tiek pigiau. Aha. Turėjo bent jau $100, man atrodo. Dar labiau norėjo, tikrai numuštų kainą. Bet man čia yra faktas, kad jie išleis šitą konsolę. Taip. Kitas man įdomus dalykas, ar tai yra ateitis, kad mes jau kokių poros metų bėgyje iš vis naudosim kompaktinių diskų žaidimams.
Sony sakė, tikrai nebus net jokios jų versijos, tokios be diskasokio, tai... Ok, tai Sony Čia dar už toliau kompaktinius pakalbėsime. diskus. Bet Sony už kompaktinius diskus. Kol kas kaip ir taip, Xbox'as irgi nesako, jis visada atsisakys, tiesiog jis nori pasiūlyti žmonėms to, ko jiems reikia ir nepirk to, ko nereikia. Jeigu tu niekada kompaktą nenaudoji, tu geriau nusipirksi pigesnę konsolę su talpesniu kitoju disku ir tu nemoki už tai, ko tu nereikia. Tai gan logiška. Aš dar kaip mačiau šito Microsoft'o visą pristatomą į video apie šitą konsolę ir jie, aišku, ten išpūtė padarė tokį juokingą video, kur mes sako, kad dieve mano, mes sugalvojom kažką neįtikėtino. Kažkokias ribas padarėm naujomis. Na ir žodžiu, viskas buvo taip, kad tiesiog išpūtė burbulą ir pasakė, kad mes padarysim Xbox'ą be diskasukio. Wow. Bet jie tame visam juokingam video padarė vieną tokį labai gerą pointą ir jie pasakė, jeigu jau yra muzika, visa digital, knygos yra digital. Viskas į tai keliauja. Visa medija yra digital. Tai kodėl dar kompiuteriniai žaidimai, kurie atrodo iš vis yra technologijų kaip ir raida labai didžiulė, jie vis tiek yra kompaktiniuose diskuose. Ir man atrodo, kad tai yra dėl žmonių, nes žmonėms reikia kompaktinių diskų. Nes yra tas jausmas, kai tu turi rankose tą žaidimą. Aš dėl to visai kitas reikalas. Aš kažkaip sakiau, kad nebūtinai tas kompaktinis diskas turi būti kažkoks, kad tu galėtum perduoti kitam žmogui. Tai gali būti kortelė, kažkoks leidimas, kažkas tokio. Gerai, bet žiūrėk, ar Nintendo kortelė, ar kompaktinis diskas? Kortelę įdedi iš karto žaidė. Bet tai kompaktinis diskas, jis turi tokį kažkokį, žinai, tokį... Vertę. Tokį... Bet jis kainuoja, jo gamyba kainuoja. Tai kortelės tos irgi kainuoja gamyba. Tiesos yra. Skaičiau kaip tik neseniai naujieną apie tai, kaip vienas katinas ar tai šuo prarijo tą Nintendo kortelę. Bet labai neskanu. Jo, mes ir gavom, labai kartu. Powerį žiūrėti ir ragavom iš tikrųjų Nintendo kortelės. Kompaktinio disko katinas arba šuo neprarytų. Per didelis. Bet gali pasipjauti, sulaužęs. Iš dalies. Šį kartą ne šiandien, ne šį čia. Ne šitoj laidoj. Mes po trumpos muzikinės pertraukos grįšim su Microsoft naujienomis. Mes galim tą praleisti ir šiaip eisim prie pagrindinės naujienos įdomiausios, nes Sony pradėjo šnekėti apie PlayStation 5 konsolę. Pagaliau. Revoliucija pagaliau ateina ir mes apie ją pašnekėsim jau visai netrukus. Su jumis žaidimų balsas. Žaidimų balsas per Powerhit Radio ir pas mus vyksta balsavimas. Norim sužinoti, kaip jums atrodo patiems, kas yra geresnė konsolė, Xbox One ar PlayStation 4. Žaidimų balso Facebooko paskyroje vyksta balsavimas, tai 57% yra už PlayStation 4 ir 23% už Xbox One. Tai dar galit balsuoti, bet jau kaip ir galim teikti, tokį konstatuot faktą, kad jau kitą savaitę nežinau. Sigitas ateis su Sony PlayStation marškinėliais, nes Sony is the best console in the world. Bet iš kelių šimtų balsavusių turiu draugų 22%. 23 netgi, wow. Turim naujieną apie Microsoftą, jie pristatė Xbox Game Pass Ultimate, jo kaina yra $15. Tai Xbox Game Pass ir Xbox Gold viename, keliaujame toliau. Taip. Įdomi naujiena, Sony pagaliau prakalbo apie PlayStation 5. Taip, čia visą savaitę šurmuliuoja viskas. Taip. Buvo gandų dar savaitės pradžioje, po to Sony oficialiai pasakė, kad tikrai PlayStation 5 bus. Dar nežinom, ar tai bus PlayStation 5, ar bus kažkoks kitos pavadinimas greičiausiai. Bet visi tikriausiai PS5 bus natūralu, kad bus 5. O Xbox'as kaip vadinsis, nesivaizduoju. Iš karto krenta į akis tai, kad jie sako, jog palaikys 8K rezoliuciją. Kas yra žaidimam nereikalinga. Čia, manau, labiau video filmams YouTube'ą galėsi žiūrėti 8K. Jo, jeigu tokius video... Ir internetą tokį turi. Taip, jo, būtent. Bet čia kalbama dėl to, kad Sony televizorius, Sony Bravia nori prastuminėti, kurie iš esmės 8K palaiko. Bet pažiūrėk, tai, kad jie pasakė, jog 8K tikrai palaikys, jau iš karto kaip ir automatiškai reiškia, kad 4K... Kartelė kelia tą. Taip, kartelė visų pirma kelia, visų antra, kad 4K ir 60 FPS žaidimus per PlayStation 5 konsolę mes jau tikrai galėsim žaisti. Ta pati apie Full HD 60 FPS buvo, taip kalbama, su PS4 ir Xbox. Dabar jau tikrai bus ta akimirka, kai 4K 60 FPS tiesiog. Bet smagu matyti, kad iš tikrųjų naujausias technologijas 7 nanometrų ten naudos AMD geležį. Yeah. Ir pačią naujausią, šiek tiek modifikuota, kad pritaikyta konsolėms ir naudos SSD diską pagaliau. Ja, ir iš esmės palyginimų, ką reiškia SSD prieš dabartinį standartinį diską, tai Spider-Man užkrauna per 0,8 sekundės, kas iš esmės dabar trunka 15 sekundžių. Tai... Čia, aš kiek girdėjau, čia Fast Travel, kai darai su Spider-Man, ten kažką, kai laudina kažkokį mapsą. Būtent laudinimas. Jo, tai užtrunka 0,8 sekundės. Man atrodo, visi tą supranta, kas turi kompiuterių su SSD, kai tu jungi kompiuterį, nueini į tualetą, grįžti, jau žiūri, užmygęs jau kompas. Ta prasme,
veikia milijonų kartų greičiau. SSD yra nuostabus dalykas. Ta pats ray tracing palaikymas, apie kurį dabar visi šneka pasaulyje. Naujiena. Atrodo, jau konsolės nori padaryti taip, kad nebekalbėtų, kad čia jau buvo, kai jau išleidus ir jos jau paseno tą pačią dieną. Tai, kad būtent po to nebūtų, tai man atrodo, grinai žiūri visas tendencijas ir į ateitį. Jie nieko nekalbėjo taip tiksliai apie pačias vaizdo kortas, taip toliau, parašyta, kad Redo Navi bus, bet kažkokie, ar jie sukuria, tarkim, PlayStation 5? Šiek tiek modifikuotos, ne tos, kurie yra kompiuteriuose, šiek tiek modifikuotas savo versijas, kurios iš esmės šiek tiek kitaip veikia, bet labai panašiai dabar į PC. Artėja konsolės prie PC. Ir kas man labai patiko su PS5, kad bus atgalinis suderinamumas. Galų gale? Taip. Čia jo, užtruko truputėlį. Gal nebus toks sprendimas, kai buvo su PS3 ir PS2 suderinamumu, kai iš esmės į PS3 konsolę buvo viduje įkišta PS2 konsolė. Tiesiog trumpai tariant, galėsite žaisti emuliatorius, per PlayStation 5 galėsite žaisti visus žaidimus. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, visi žaidimai. Xbox'as lygiai tas pats bus. Bet čia, ta prasme, tokia tendencija, viskas normaliai. Kalbant apie kainą, čia mes su Edgaru diskutavom eterio metu. Ir spėjama, kad bus kaina didelė, bet vis dar įkandama ir gan draugiška. Mes sutikom, kad 500 būtų gan normalu ir gerai, taip. 600 dar įkandama, 700 labai skaudėtų labai. Truputuką skaudėtų, jo. Net truputuką. 700 jau eina link to tokio, žinai... Na tokia truputėlį jau jauti kažkokį... Žinai, kai duodi kortelę atsiskaitimui ir negali paleisti. Ei, aš girdėjau gandus, kad PlayStation 5 kainuos $500. Arba, $500. Aš sakyčiau 600. Bet, tarkim, imamkim vidurkį 550. Aš manau, kad tokia kaina naujai konsolė, kuri gali išvežti naujausius žaidimus, su nuostabia grafika, tiesiog nesąmoningai geras aparatas ir kainuojantis tik tai 550. Ir jeigu vėl neatrodys kaip sumuštinis? Visiškai nesvarbu. Tai bus labai gerai, nes įsivaizduokit, kiek jums reiktų sumokėti daug pinigų, kad turėti tokį kompą. Be 2000, be 3000 jūs tokio kompo net... Nereikia. Gerai, 2 tikrai reiktų, pripažink. Nereikia. Tu meluoji dabar. Ne. Nemeluoji. Nemeluoji. Tikrai ne. Tu nori Ne, aš nenoriu pradėti šitos diskusijos, nes aš vėl supyksiu ir išeisiu iš studijos. Arba išjungsi vėl man mikrofoną, kaip visada. Rimtai, kompui reiktų kur kas daugiau pinigų. Net telefonai brangiau kainuoja. Brangiau tikrai reikėtų, aišku, su kompu gali daugiau daryti, bet, čia tema kitai dienai. Vėl. PlayStation 5 bus labai gerai. Judam ties kitom naujienom gal. Ne. Užtenka. Tik tai, kad aš dar, ką norėjau pasakyti, mes dar nežinom, kada tiksliai išleis PlayStation 5, nes kažko tokio. Ir dar turėsim vieną smagų gandą, kuris irgi toj pakalbėsim, dar porą naujienų prieš tai, bet... Aš tik girdėjau, kad PlayStation 5 vienas iš tų vadybininkų, kažkokios atstovų, jis turės kažkokį tai intervą mėnesio bėgyje. Tai vis daugiau tikrai, vis daugės tų pranešimų. Ir tiek, man atrodo, E3 bus Microsoft'o šventė, o kažkada prieš ar kažkada po bus tikrai PlayStation'o šventė, kur praneš tikrai visas detalės. PlayStation 5 išeis 2020 metais. Spėju, kad taip. Okay. Obsidian studija kūrė Alien RPG žaidimą Alien Crucible. Labai patiko jų pati idėja, nes iš esmės ką darė, tai darė kaip Mass Effect'ą Alien visatoje. Tiesiog tai būtų Mass Effect'as su daug siaubio elementų. Ten iš esmės kažkas panašaus į Prometheus filmą. Ir pati idėja žiauriai atrodė gerai, bet Sega pasakė nope. Okay. Tiesiog. Okay. Turim dar vieną neįdomią naujieną. Octopath Traveler bus išleistas PC sistemai birželio 7 dieną. Labai geras feature žaidimas ir man atrodo, kas mėgsta tokius 2,5D RPG žaidimus, man atrodo verta atkreipdėmėsi. Ir dabar dar ta tokia juicy naujiena. Pasirodė gandai, kad GTA 6 gali būti PlayStation 5 starto žaidimo, kuris būtų mėnesio ekskliuzyvas. Mėnesiui. Bet tai būtų boom. Tai prasme, čia tiesiog PlayStation 5. Ateini ir čia GTA 6 ir PS5 už $600. Nubraineris. Hebra, visi čia po PlayStation'o visų ekskliuzyvų bangos visi sako, šitais metais Xbox'as atsigauna, irgi nusipirks studijų ir bus kuriami žaidimai tik tai Xbox'ui. Atsiprašau, bet jeigu PlayStation'as 5 išeina ir jie pasako, kad visą mėnesį ekskliuzyviai jūs patys pirmieji galite žaisti GTA 6 tik tai per PlayStation 5 konsolę, viskas. Į 4 metus į priekį PlayStation 5 bus geriausia konsolė. Negalėtų to nugalėti, nes GTA yra ta serija žaidimų pasaulyje. Cyberpunkas yra dar.
Aš, žinok, nesutinku. Cyberpunkas nepadarys tiek daug triukšmo, kiek padarys GTA 6. Aš nežinau, ar šitais gandais verta tikėti. Vienas dalykas, nes vienintelį kartą E3 parodoje buvo Rockstarai, tai pristatė GTA 6 4 ir buvo tai per Microsoft'o prezentaciją. Cyberpunkas buvo per Microsoft'o prezentaciją, tai ar, čia nesusiaiškia dalykai, bet turiu minį, kad kartais Microsoftas labiau mėgsta šitos grandus prisivilioti negu Sony. Bet reiktų prisiminti, kad Sony iš vis nebus E3. Nebus. Jie atsisako viso to. Ir jūs pamatysit, 2020 metais, man dar yra sunku pasakyti, kada būtent. Ar tai bus metų pabaiga, greičiausiai metų pabaiga, kokia 20 metų. Bam! GTA 6 su PlayStation 5. Bet sakau, neprimkit už gryną pinigą, čia yra gandai. Aš tai negaliu, aš jau priėmiau už gryną pinigą. Aš manau, kad tai bus nuostabu. Tai bus triumfas tiek mums, draugai, tiek visiems, kurie turėsite PlayStation 5. Šiaip, iš vienos pusės norėčiau, kad tai būtų tiesa. Taip. Nes tada sulauksim GTA 6 greičiau. Bet žinai, dėl ko kažkaip nesinori tikėti? Nes netikiu, kad GTA 6 išleis 2020 metais. Vat. Aš dėl to ir sakau. Žinant tai, kad pas juos dabar yragi visokiausių ten tų triukšmų, jiegi išmetė tą vieną iš režisierių, ne režisierių. Bet dar liko labai daug žmonių, kurie dirba su visais GTA žaidimais. Čia būtent tie, kurie kūrė istorijas, pačią žaidimą ir panašiai. Bet man atrodo, pas juos viduje bendrovė yra ten tokių dabar truputėlį nesklandumų. Bet talentingų žmonių netrūksta, man atrodo, ten tokia aukso kasyklą nieks vėjais nepaleis. Bet ar 20 metais jau? Per anksti, man atrodo. 22, 21. Va, kažkas gal labiau į tą pusę. Nes ypatingai jie praneždavo ir kažkur 3 metai po oficialaus pranešimo. Yes. Bet tikėt reikia. Halo seriale pagrindinį vaidmenį atliks Pablo Schreiber, aktorius žinomas iš Orange is the New Black serialo. Čia jo pravardė buvo Ponstash Mendez. Tai dėl gražių usiuko. Yes. Tas vyrukas, kuris vaikščia su ūsais ir, žinot, ką darydavo. Kabinėjęs prie panų. Taip. Bet iš tikrųjų aš pasižiūrėjau jo IMDb puslapiais, visai tokius vaidmenis įdomius atliko ir ne tik iškrypėlį. Labai gražiai, tai, kaip sakoma, iškrypėlį perteikė, tai vadinasi moka vaidint, nes net negali patikėti, kad jis kitur vaidina. Tai kažkaip gal ir nieko. Pamatysim, jeigu kad Master Chief nusiema šalmą. Aktoriai gali pakeisti savo visą išvaizdą ir aš manau, dėl to yra aktoriai. Jo, dėl to aktoriai. Ir galiausiai šiandien Nintendo Switch sulaukė Cuphead žaidimo. Žaidimas, kuris puikiausiai tinka šitai konsoliai. Būtent. Kuris, ko gero, netgi buvo sukurtas šitai konsoliai geriausiai. Jis nebuvo sukurtas jai, bet jis jį, man atrodo, labiausiai tiks. Čia ekskliuzyvas vėl, kuris dabar draugiškai perleidžiamas ir Nintendo Switch. Aš net nežinau. Bet iš esmės, aš manau, kad Nintendo Switch, tie, kurie nėra first party žaidimai, tai Diablo ir Cupheadas yra the best. Aš žinok, neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau toks laimingas mūsų laidos pabaigoje. Nes aš suprantau, kad apie PlayStation 5 Sony oficialiai pradėjo šnekėt. Dar po tos gando, kad apie GTA 6 ir PlayStation 5 startą kartu. Bet nuo to tik įdomiau gyvent. Gyvenimas yra geras. Yra gerai. Bus dar geriau. Aš dabar tik bandau perkurt mūsų apklausą. Nesikeičia, žinok, rezultatas. Mes laidos pradžioje padarėm tokį balsavimą. Kas geriau, PlayStation 4 konsolė ar Xbox One? Galim oficialiai pasakyti, kad PlayStationas laimėjo. 77% žmonių balsavo už PlayStation 4 konsolę ir 23% žmonių balsavo už Xbox One. Tai reiškia, kad Sigitas kitą savaitę, ketvirtadienį. Ne. Kitą savaitę Sigitas ateina su Sony marškinėliais. Ir ant nugaros PC Master Race bus. Nebus. Tai ir būt PlayStation normaliaus marškinėliai. Na gerai, sugalvosim. Yes. Tavo užduotis sukurti dizainą. Gal. Nustabi laida, aš net atsistojau ant galą. Buvo gerai. Kada žaidimo balsą galim pamatyti? Žaidimo balsą galim pamatyti visada YouTube'ai, žaidimo balsas, Facebook'e žaidimo balsas, šeštadienį TV6 eterėje 11:30 žaidimo balsų laidoje. Ir kitą savaitę Power'e. Yes. Ate. Su jumis žaidimo balsas.